Supratau, kad advokatas Vedarskis įrodinėja, kad darbo partijos negalima patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kadangi pasikeitė pavadinimas. Taip, advokatas dėsto argumentus, teigdamas, kad tokio juridinės asmens nebėra ir nebėra ko traukti baudžiamojon atsakomybėn. Ar tokios gynybos ir tikėjotės? Galbūt tai buvo galima prognozuoti. Įsivertins visus argumentus, mes nuspręsime. Čia vis dėlto tas ponas Uspaskichas tuo metu, kai buvo jungiama darbo partija su leiboristais, tvirtino, kad taip visiškai nesisės baudžiamąja byla. Kaip dabar skamba tai, kad jinai yra aiškiai. Jūs jo komentarą ir paklauskite. O jeigu būtų ankstesnių teismų sprendimai kitokie negu buvo, tai būtų pakeitę ką nors? Turėjau minėti apygardos teismo ir apeliacinio teismo dėl jungimas partijų. Tada tiesiog tas klausimas nebūtų iškilęs. Kaip apskritai vertinat advokato kalbą, ar tai daugiau emocijos ar argumentai? Advokatas turi teisę savo kalbą dėstyti taip, kaip man esant reikalinga. Tai gali būti tiek emocinga ir tiek argumentuota. Ar turėsit daug atsiliepimų, atsikirtimų į šią kalbą? Išklausysim visų advokatų, tada ir spėsim. Advokatas aiškino, kad šios darbo partijos bylos užsakovai ir scenaristai yra tie patys kaip ir Pakso. Ar jūs sutinkate su tuo? Ar žinote, kas jie? Ne, tai daugybę metų kalbame apie užsakovus ar kažkokius scenaristus, tačiau niekada taip ir neįvardėjome, arba tie užsakovai pastoviai keičiasi. Nieko naujo. Kažką?